Sveikas merginos. Norėčiau parodyti jums prieš paskutinį savo video ir prieš paskutinį svoboksą. Šį svoboksą gavau šiandien ir gavau nuo narės Elžbieta V. Keitėmės už 80 litų. Mano sudėta dėžutė jau tikriausiai visas matėte. Elžbieta jums video įkėlė, o aš dėžutę gavau, tai buvo siuntinėta prasme gavau šitokią dėžutę ir dar štai tokį mažą priedą. Mes jas rašinėjo, vardinį sakė, kad jis negali nustoti prie dėžutės, tai dėl to rasiu kažką ir prie dėžutės. Tai nieko nelaukiu ir pradedu pakuoti. Aišku, pirmiausia, pakuosiu tą mažesnį daiktą, nes labai smalsu, kas čia yra. Narė labai faina, miela, mūsų tartas su mane, nežinau, ar minėjau, ar ne, buvo 80 litų. Žodžiu, ir pirmas daiktas, kurį gavau, ne dėžutė, šalia dėžutės, tai yra labai įdomus daiktas. Kas tai per daiktas? Nieko nesuprantu. Gavau labai keistą daiktą. Kas tai yra, neįsivaizduoju. Prižadu paklausti narės. Daiktas atrodo štai šitaip. Maybe žiedas, bet... Nieko nesuprantu. Žodžiu, tokį labai įdomų daiktą, kurio šiaip paskirties nelabai įsivaizduoju. Gavau štai tokį daiktą, tikrai negaliu pasakyti, kas tai yra. Klausiu narės. Taip, o toliau darom dėžutę. Pirmas daiktas mane nustebino, nes likau nesupratusi. Tai dabar labai įdomu pasidarė, ką toliau gausiu dėžutėje. Dėžutė atrodo šitaip labai gražiai supakuota į mano mylimiausią popierių. Tai yra bene antroji dėžutė, kurią aš gaunu supakuota šitaip. Ir labai to džiaugiuosi, nes man šitas popierius žiauriai patinka. Taip, negailiu nieko, kerpu ir bandau žiūrėti, kas bus viduje. Taip, esu apšviesta, kokį mobilųjį telefoną turi ši narė. Jums bandysiu nerodyti, jeigu šiais. Aišku, neišys, nes čia gyvenime labai daug gražių plunksnų. Štai takau, jos jau krenta pas mane ant stalo. Tai plunksnų aš turėsiu tokią nemenką kolekciją, nes bene jau trečias svoboksas, kurį gaunu su plunksnomis. Tai plunksnų jau turėsiu tikrai labai didelę kolekciją. O dieve, čia kiek visko matosi pridėta, nežinau, matosi ar ne. Man tai labai gerai matosi, čia daug visokių dalykėlių. Taip, ir bandau pradėti ir žiūrėti. Pirmas dalykas atrodo štai šitaip, yra labai nedidelis. Ir bandom patikrinti. Su apgaulė, nes iš pradžio atvinioju šitokį popierių, randu kitokį popierių. Ir dar kartą atvinioju, randu dar vieną popierių. Aha, 3 spalvų mergina kaip stengiasi. Taip, šiukšlės krausia tikrai krūva, kad gale vis tiek rodysiu viską, ką bendrai gavau, tai kad nesimaišytų. Ir dar vienas popierius. Jėzų, mergina! Taip, žmogus tikrai žiauriai stengiasi pakuoti, kad ir vėl mano video užtruktų bele kaip ilgai. Jėzų, kiek daug vyniojimo. Aš jau nekantrauju. Taip, gavau persikinės spalvos akių šešėlius. Štai tokios spalvos Essence firma. Spalva graži persikinė, mano mėgstama. Taip, jie atrodo štai šitaip. Nežinau, jums ten kas nors matosi, nesimato, bet labai tikiuosi, kad matosi. Spalva man patinka, ačiū. Taip, sekantis daiktas dėžutė. Štai toks
su labai daug plunksna aplipusi. Taip, tai yra šepetėlis šešėliams. Cool. Labai noriu jį apžiūrėti, nes atrodo labai fainas. Dūminė makiažui. Taip, šitas šepetėlis yra kiek kitoks, štai toks. Firma man bent jau nematyta UBU, bet aš manau Urban Beauty United. Bet teptukas man labai patinka ir aš jo labai džiaugiuosi. Ačiū. Taip, kol kas pradžioje labai šaunus daiktai ir dar tas daiktas, kurio aš nežinau, kas tai yra. Toliau sekantis daiktas vėlgi labai nedidelis. Tikriausiai vėl privinioti labai daug popieriaus. Negailiu, viską plėšau. Šį kartą apgaulės nėra. Vau, taip, aš gavau labai fainą daiktą. Taip, jau žinau, kas tai yra. Tai yra plaukų gumutė. Tai man labai patinka, nes tai labai blizga. O, cool! Štai tokia plaukų gumutė. Su tokiu deimančiuku, kuris gali būti ir tiesus, ir kreivas, ir lenktas. Super, man tokios gumutės labai patinka. Ačiū. Taip, sekantis daiktas dėžutėje. Štai toks. Įtariukas. Bandysiu nesakyti, kol užpakuosiu. Ačiū šį daiktą. Aš labai tikiuosi, kad jis bus tinkamas ir man pravers. Taip. Aš jau jaučiu, kad šitas daiktas yra tikrai tinkamas, pataikytas super su širkštumu. O, 100! Aš negaliu atsidžiaugti. Taip, aš gavau 100 negu dildę. Aš jos labai prašiau ne vienos merginos, vis negaudavau tos tikros 100. O gavau, super, labai ačiū, aš jau šiandien išbandysiu. Žiauriai fainas daiktas. Taip, sekantis daiktas dėžutėje. Vėlgi štai toks. Įtariukas, nes labai panašų tikriausiai gavau. Taip, tai yra kitoks šepetėlis, kirstas. Aš vieną tokį jau turiu, bet kadangi šešėlių turiu gausybę. Ir man jų vis negana ir negana, aš jo labai džiaugiuosi. Taigi dar vienas daiktas, kurį gavau, kirstas akių šešėlių teptukas. Taip, labai man maišas ant akių ten. Taip, sekantis daiktas kiek didesnis. Štai toks. Iš formos net neįsivaizduoju, kas tai galėtų būti. Cool. Geras. Aš dar šiandieną žiūrėjau parduotuvėje įsigyti štai šios firmos Helly Hansen nagų ir odelių aliejų. Bet kadangi pagalvojau, kad aš viskai savo boksų merginam sakau, kad aš visai norėčiau gauti tokį daiktą. Ir aš gavau būtent tokį, kokį aš labai norėjau savo įsigyti. Tu pataikai 100%. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien jau nenusipirkau. Ačiū, būtinai bandysiu. Šitas daiktas mane tipo labai džiugina dėžutėje. Taip, sekantis daiktas yra štai toks, jau nelabai didelis. Taip, gavau dar 1, 2, 3, 4, 5. 5 akių šešėlių teptukus. Tas kempinėlės tokias labai gražiai sudėtas, rožinė mėlyna. Super, kadangi jie naudojasi, tai būtinai ir sunaudosiu. Dar vienas daiktas, kažkas panašaus į močiutės vašelį. Taip, man patinka daryti šukuosenas visokias. Šiandien aš tais palaidais plaukais, nes labai tingėjau kažką daryti. Tai gavau lasdeles į plaukus, kurios yra labai gražios, su drugeliais, pavasariškos. Bandysim pasidaryti kuodą. Ačiū. Taip, sekantis daiktas, labai plonas. Nesakysiu kaip iš kokios moteriškos reklamos. Taip, bandau įsivaizduoti, kas tai yra. Vėlgi nesakysiu, kol neatplėšiu. Taip. Cool. Man rodos, aš tokį jau gavau ir kažkada buvau padarius nagus su tokiais lipdukais.
Ačiū. Lipdukus, kadangi naudoju, taipogi sunaudosiu. Dar truputėlis plunksnų dėžutėje. Pačią didžiausią daiktą dar nenoriu traukti. Bet jau traukiu, tai tokius didesnis. Dėžutė vis dar netuščia, vis dar kažko yra. Sekantis daiktas štai toks. Minkštas daiktas. Poliravimo kempinėlė. Štai tokia, juodas violetinė. Kadangi aš tokius daiktus naudoju šį, taip pat sunaudosiu. Ačiū. Taip. Dėžutė kol kas labai mane džiugina. Aš jau galvojau, kad man truputėlį ir atsibodo Swapbox, nes visgi aš, jeigu gerai pamenu, tai yra 7-asis mano Swapboxas. Tai per tiek jau darosi sunku ir merginams ko nors pasiūlyti, ką aš dar norėčiau gauti. Taip, šitokių lipdukų dar neturėjau ir labai gražus, blizgantis. Štai tokie nagų lipdukai. Ačiū. Tikrai lipdukai labai gražus. Būtinai juos dėsiuosi, jau įsivaizduoju netgi kada, prieš kokias šventes. Sekantis daiktas yra gan didelis. Palyginus su tokiais daiktais, kurie buvo dėžutėje. Vėlgi staigmena, 2 popieriai. Tikriausiai visi ir trečiai. Taip, ir trečias yra skirtingos spalvos. Mergina tikrai labai stengiasi pakuoti, o aš labai sėkmingai viską plėšau. Vau! Jau žinau dabar, kas tai yra. Tai yra šešėliai. Manhattan firma su labai gražiu minkštukas piniuku. Bandau atidaryti ir pažiūrėti spalvas. Spalvos gan ryškios, pavasariškos. Oh my god. Taip kartais nutinka su išveipėlim blondinėm. Nieko techniniai nesklandumai sutvarkyti, bandau parodyti, kokios spalvos. Spalvos yra štai šitokios. Gan ryškios, pavasariškos. Aš jau įsivaizduoju, kad šitą turėtų man puikiai tikti. Taip, super. Dar ir buvo šepetėlius, kuris man netyčia iškrito. Atsiprašau, aš blondinė. Galbūt atleistina. Labai graži pakuotė. Ačiū. Ir paskutinis daiktas dėžutėje, nes skaitant dar milijoną plunksnų, yra pats didžiausias, kas viduje iš formos net neįsivaizduoju. Ir bandau plėšti. Čia dar daugiau plunksnų viduje prislėpta. Įsivaizduoju kažką labai jau kaskados maišelis, kuriame yra įdėtas daiktas, pasako, kad kažkas turėtų mane labai nustebinti. Kosmetinė, labai mažutė ir labai graži, tokia nylinė. Ir čia dar pilna visokių lobių. Cool! Šiaip kosmetinė labai patinka tokia kitokia negu visas. Labai nedidelis daikčiukas. Bandau įsivaizduoti, kas tai galėtų būti, nes įsivaizduoju vieną iš 2 daiktų. Nelabai vis dar įsivaizduoju, bandysiu atsukti. Taip. Garantuoti negaliu, bet manau, kad tai yra akių šešėliai. Bent jau ką tik išbandžiau ant rankos, spalva labai graži.